Mes gulėjom vaikų ligoniniai su skausmais, bet gale išrašo mums iš ligoninės, pasako, žiūrėkite vaikui mitybą, ką vaikas valgo. Ir vienas gydytojas sako, aš dar norėčiau prieš išleidžiant padaryti echoskopiją. Kai padarė, sako, tik važiuokit greičiau į Vilnių. Nes inkstuose buvo keletą akmenų ir jie buvo tikrai dideli, negražus. Mes susidėjom daiktus, išvažiavom į Vilnių patys. Vilniuje pragulėjom vaikų ligoniniai, suaugusiųjų ligoniniai, Antakalnio, Santariškėse gulėjom ir su vaiku negali gulėti suaugusiųjų ligoniniai. Gydytojai neturi licenzijų atlikti procedūrų vaikui. Iš tikrųjų buvo mūsų ilgas ieškojimo kelias. Klaipėdoj taip pat buvo ne tik vaikų ligoninė, buvo ir privati klinika, ir miesto ligoniniai. Vaikų užeidavo skausmai, praeidavo, užeidavo, praeidavo. Ir aš atsimenu, kaip paskyriaus vedėją aš verkiau, sakau, darykit ką nors. Ir jisai sako, mes supjausysim šitą gražią mergaitę. O kas po kelių metų bus? Inksto akmenligė kartojasi. Sako, ir vėl pjaustysit. Mums tai praėjo, buvo atlikta daugelis procedūrų, biškė aprimo ir mes taip grįžom namo. Sako, užeis blogai, vėl atvažiuokite. Ir visiškai svetimas žmogus mums papasako apie nelaip galimybę. Mes pradėjom vartoti šitas papildus, nes vaikas nebenorėjo matyti daktarų, visiškai. Užeidavo, nėra taip stebuklingai, kad pradėjai vartoti ir nieko nebuvo. Užeidavo skausmas, vaikas pagulėdavo susirietęs, sugerdavom didesnę dozę, jau terapinės dozės, neprofilaktinės gėriam. Ir praeidavo. Ir vaikas vėl žaidžia, linksmas, tvarkoj. Kai mums gydytojas diagnozavo, vieną kartą pas savo šeimos gydytoją, jis sako, aš neturiu ligos baigimo istorijos. Sako, kuom viskas baigėsi, po tiek ligonių neišrašo. Sako, nueikit pasidaryti echoskopiją. Mes nuėjom, jau čia buvo koks pusę metų. Praėję po to visų mūsų vartojimų papildų, padarė echoskopiją ir gydytojas sako, kas jums pasakė? Mūsų inkstai buvo visiškai švarūs. Mes vartojame daug papildų, vartojame E vitaminą, kruciferusą, kalcį, C vitaminą, aliošius gėrimą. Vaikiškų tada nebuvo. Omega gėrim, sakiau. Tai iš tikrųjų daug papildų suvartojame ir pagalvoju, kad šitą kompaniją galėjom mes gavę rezultatų pasakyti viso gero jai, bet man pasidarė įdomu, pradėjau važiuoti seminarus, pamačiau, kad atvažiuoja šios kompanijos mokslininkai, kad tu gyvai gali prie jų prieiti, paklausti, kaip geriau būtų, kad yra jie iš tikrųjų realų žmonės, ne tiek, kad žmonės yra paveiksliukai žurnaluose ar dar kažkur tai, kad tai tikra. Ir aš kokius 2 metus studijavau, kas čia buvo, kodėl taip mano vaikas stebuklingai suveikia. Ir kai supratau, kas čia yra, sakiau, kad tai bus visą laiką mūsų gyvenime. Ir per tuos 15 metų iš tikrųjų šita kompanija mumis gelbėjo ne vieną kartą. Mamai koją norėjo amputuoti, nes beveik mėną jinai niekaip negyjo po sulaužimo ir jinai visą žaizdą puliavo, puvas. Kai pasakė, kad reikės greičiausiai amputuoti, tada aš dideliom dozėm prisiminiau tas papildus ir mamytė tik tai klausė ir gėrė viską, ką daviau. Po savaitės gydytojas sako, laik geriau, sako, jin pradėjo gražiai trauktis, gyti, sako, nieko nedarykim, geriau jin kreivai sugyja, nes žmogus jau 80 metų netoli, sako, gali net laikyti operacijos. Tai iš tikrųjų tie papildai labai stebuklų darė mūsų šeimoje ir po keletas metų vyras. Na, iš tiesų, aš kaip medikė truputį pakomentuosiu medicininį išsilavinimą, netelpa šitie dalykai, bet būtent šitas Neolife produktų poveikis. Ir
aš džiaugiuosi, kad žmonės yra tokie drąsūs ir kad jie tiesiog ryžosi pabandyti, nepaisant galbūt kai kurių medikų pasakymų, kad čia jau yra tokia rimta bėda, tokia liga ir tikrai reikia kažkokių rimtesnių gydymų, rimtesnių priemonių. Tai ne produktai iš tiesų daro stebuklus. Stebuklus daro mūsų pačių organizmas. Tik tai, kad tai įvyktų, kad tie stebuklai. Organizmui reikia maistinių medžiagų, reikia tam tikrų vitaminų, mineralų, maistinių medžiagų, kurios nėra nei vitaminai, nei mineralai, tai yra fitonutrientai. Ir kada visą tai mes gauname, organizme pradeda vykti tikri stebuklai. Mums taip atrodo. O iš tikrųjų tai yra tai, kas turi vykti, vyksta. Tai, kas turi vykti. Sūnus, kuris prisijungė, jisai buvo palyginus visiškai sveikas, apart, kad dažnai augdavo botis beveik kas mėnesį ir berdavo alergiškai. Paskui tik supratom, kai tai buvo nuo buitinės chemijos. O dukra nuo pat mažumės, nuo 9 mėnesių, kai prasidėjo pūlinė angina, taip ir prasidėjo mūsų kelionės pas medikus ir iki kokio 12 metų praktiškai nėra mėnesio, kad būtų praleidus apsilankym pas gydytoją, nors turėjom labai puikią gydytoją ir niekada nebuvau nusiteikus visų pirma skirti antibiotikų, bet tiesiog labai dažnai tekdavo juos vartoti, yra tekę net iš eilės 3 kartus. Pradėjus vartoti Neolife produktus, viskas labai gerai mums pradėjo tvarkytis, tik tais dar vis kažkaip negalėjom susitvarkyti su alergijom. Ir keliavom pas vieną gydytoją, pas kitą gydytoją ir net ne visada suprasdavau, kada jie yra alergija, nes toks kaip delnikaulių ištinimas ar ten įvairūs bėrimai, ne visada, kai čiaudėdavau, kosėdavau, tada jau supranti, kad ko gero niežti akis, peršti ir pradėjus vartoti produktus, viskas po kiek laiko pradėjo geriau tvarkytis. Vitaminus, kalcį, flavonoidus, kartais C vitamino ir bakterijų tuo metu nebuvo, bet visko iki galo mums kaip ir nepavyko. Turėjom prie ausies tokį, kaip ir sakau, blyną, kuris buvo kaip miltų pribarstytas ir nuvežiau pas gydytoją, dermatologą, Klaipėdą ir jisai sako, jums čia psoriazė. Sakau, gydytojas nes kažkaip, sako, daugiau nėra, galvojau, kad gal kažkas iš grybelinės kilmės ar nedarė nei tyrimo, nieko. Ir aš kalbėdamas su gydytoju supratau, kad aš iš tikrųjų nepadariau visko kaip mama, ką aš galėčiau dar padaryti, ką aš dar žinojau. Ir grįžę mes pradėjom vartoti Neolife bakterijas po 6 kapsulės 4 savaitės ir kokių 3-5 dienų bėgiai mūsų tas blynas vadinamas dingo. Kaip čia bus su to mano vyro kojas, sako, jūs pergyvena dėl to vyro kojas, ją vis tiek nupjaus. Aš stoviu ir nežinau, ką daryti, bet pastojau kalidoriuje, ėjau į palatą ir sakau, aš žinau, sakau, mes tik tais patys galim padėti ir gydytojai nuostabai, kur buvo, sakė, jau čia be mėnesio, be pusantro iš ligoninės neišleisim, po savaitės laiko su užgijusia žaizda jisai išvažiavo. Kad jaunas žmogus, 21 metų jaunuolis, jau iš Mažeikių ligoninės buvo išvežtas ekstra į Klaipėdos ligoninę, jau pats savo kojom nebepaėjo, kas tokie, sakykime, kaip čia dabar pasakyti, sudėtingiausia dalis buvo šita, kad ilgą laiką nebuvo nustatyta diagnozė.
Kol nėra diagnozės, tai tarsi ir nėra, kaip čia dabar pasakyti, ir gydymo, ar ne? Ir sesuo būdavo su juo ligoniniai, o aš ėmiausi iniciatyvą. Turbūt, kai labai ieškai, kai labai prašai, taip mūsų atveju susidėliojo, kad kitą dieną atėjo auklė pabūti su mano vaikais, kad aš galėčiau nuvežti sesę į ligoninę ir jinai taip sako, klausykit, sako, gal jūs girdėjot, yra tokia nauja kompanija Lietuvoje atsiradus ir kas jam ten vyko, jam ilgą laiką labai laikės temperatūrą, gal apie mėnesį limfmazgiai buvo, vidaus organai nuo antibiotikų buvo prasidėję, sutriko visiškai nuo žarnyno veikla ir valgyti jis, kaip ir, ko prašydavo dar mandarinų ir šokolado. Tai ta būklė ir kaip aš sakau, jo ūgis ten 1,95, sakykime, o svoris buvo likęs gal 60 kg, jis pats nebepaėjo savo kojom, ar ne, tai maisto irgi nebevalgo, bet sakau, kažkaip tai nenoriu labai išsiplėsti, bet toks esminis, mes vis tik nuėjom į renginį, ar ne, tuo metu atvežiavo Daivutė ir jinai taip kažkaip, paprastai pasakė, kad viskas, kas čia yra iš maisto. Ir, sakykime, aš kaip krikšto mama, tai, kaip sakyti, nežinau nei kompanijos, nei sudėčių, aš tik tai, jau suvokiau, kad čia gal ir bus tada ta išeitis, nes sako, čia yra burokėliai, morkos, apelsinai, aišku, nebuvo suvokimo to, kad maistas, tuo metu man pačiai nebuvo suvokimo, kad maistas gali padėti. Bet galvoju, tai, kaip sakyti, jeigu morkų, burokų ten ligoniniai, mes faktas tiek neprivešim, ar ne, o čia, žinai, kiek buvo supratimas ir toks tarsi saugu pasidarė, kad pasakė viskas, ką gali valgyti žmogus, ar ne, į tuos buteliukus yra sudėta viskas iš maisto ir suvoki, kad to maisto jam tikrai reikia. Ir va taip, priėmėm sprendimą, iš karto registravome. Ėmėmės tos iniciatyvos, kad mes tų produktų pagalba bent jau sustiprinsim imunitetą. Ir dar tokių buvo niuansėlių, kai nuvažiavom, sakykime, medikai irgi iš savo pusės darė savo darbą, darė tyrimus ir kaulų čiulpus tyrė ir limfmazgį operavo, vienu metu jau netgi onkologiją įtarė, bet ta galutinė diagnozė pasitvirtino tikrai nežinau, po kiek to laiko irgi, bet praėjo gal ir mėnuo ir 2, kad Epstein-Barro virusas ir infekcinė mononukleozė. Ir pradėjom duoti produktus. Tiesa, kai nuvežėm tos produktus, gal tą tokį dalyką noriu paminėti, nes kažkaip sesė klausdavo gydytojo, tai gal jam kokių produktų, gal jam kažką, iš kažkur kažkaip nupirkti. Jie vienu metu sakydavo, maždaug, galit stiprinti, bet nieko konkretaus nepatardavo. Jeigu kažką randat, gero stiprinkit. Ir jau kai mes, kaip ir radom, atvažiuojame su tais produktais ir tuo metu vėl ateina, sesuo nueina ten pas tą vedėją, ir parein tokią žado netekus, o mes tik nupirkę tų produktų atvežėm. Žinok, dabar gydytojas sakė sustabdyti bet kokių, vitaminų, sakykime, ar ne, tą vartojimą. Nes sako, jeigu jie bus sintetiniai, tai tau, žodžiu, nusiners uodai tave išveš ten į nudegimų reanimacijos skyrių. Taip, pasitarėm 3, tai jeigu čia ir burokėlis, morka, grūdai, žuvis ir tai tada tikrai nieko blogo, maistinės medžiagos, ar ne? Tokia ta istorija ir šiai dienai jaunas žmogus yra sveikas, gyvas, praktiškai, nežinau, dabar per tą 14 metų gal yra slogavęs vieną kartą ir per tą, sakykime, periodą, kai buvo čia tas išmanusis virusas, nevardinsiu aš jo kas, tai jisai net nesirgo ir tas dabar jis gyvena ir dirba užsienį ir tas vadovas sako, o tai ką tu darai, kad čia visi sirgom, o tu vienas tik nesirgai, tai tiesiog. Tai iš tiesų, kas tie burokėliai, kas tos morkos, žinot, netyčia vieną dieną man gavosi toksai suvokimas, netyčia atliktas eksperimentas. Mes visada, kai kas nors mūsų paklausia, pavyzdžiui, kad ir manęs, ne? Ar tu, Eglė, sveikai valgai? Tai aišku, kaip aš čia dabar jau tiek žinau ir čia dabar jūs galvojate, aš čia valgau nesveikai. Aišku, kad sveikai.
Ir daržovės valgau, ir vaisius valgau, žuvį valgau, sveikus grūdus irgi valgau, tai paskui apie tos grūdus galvoju, ką aš esu grūdų valgau dabar, bet taip jų aišku valgau. Ir žinot, pradėjau laikytis mitybos tokios programos, o ten reikia fotografuoti kiekvieną savo lėkštę. Nu, vat valgai, prieš tai turi nufotografuoti ir nusiųsti tam žmogui. Nu, tokią grupę bendrą turim ir aš tada, žinokit, taip vieną dieną žiūriu ir tų savo draugių, tas lėkštes matau ir savo. Ir taip, vat reikia tom akim kitas tik pamatyta, ne, vat atrodo taip matai, bet vat, nu, kažkoks turi sujungimas. Galvoju, aha, čia šitoj lėkščiai, kas čia buvo, balandėliai, ne, tai čia tų 4 kopūsto lapai. Aha, čia kriaušė jau gerai, čia užkandis buvo kriaušė, paskui tas užkandis riešutai, paskui varškė ten su džiovintom keliom ten uogom. Ir finale susiveda, suskaičiuoji, tai kur tos 8 porcijos vaisių, daržovių, uogų, nes reikia 8 porcijų. Ir reikia ne šiaip, kad iš prekybos centro, bet reikia nuo krūmo nuskinto, nu, vat, kai sakyti, iš savo, iš šviežesnio, tokio tikro, su visom medžiagom. Nes teko būti man Anglijoje šiltnamyje, kur auginami pomidorai, ta prasme pramoniniam auginimui, ne namų naudojimui. Tai aš mačiau, kaip yra dažomi pomidorai, tikrai nesu teptukais. Jeigu taip dabar kažkas įsivaizduojat, kad ten labai daug dažytojų, tai ne, kitų būdų, bet ta spalva, jinai netikra, o ką reiškia tikra spalva ir netikra spalva daržovės? Tai tikra spalva, tai kas yra? Tai yra tikri natūralūs dažai. Tai yra, jeigu raudona, karotenoidai, jeigu violetinė, tai polifenoliai, o jeigu tai yra nudažoma, tai yra chemija, tai nėra polifenoliai, tai nėra karotenoidai, o tos spalvos tai yra tikrieji vaistai žemėje. Prieš 2000 metų jau buvo atradęs Hipokratas, kad maistas yra didžiausi vaistai. Ir žinot, grįžkime prie mano to netikėto eksperimento, kad aš suvokiu, kad nesuvalgau net ir žinodama, kad reikia suvalgyti, mes nesuvalgam. Ir tų sveikų grūdų tai ieškojau visą savaitę tose lėkštėse. Ir Neolife maisto produktai, maisto papildai, nes galim sakyti ir funkcinis maistas vadinti, ir fitonutrientai, tai yra galimybė suvalgyti maistą tokioj mažoj formai. Aišku, reikia ląstelienos, reikia kramtyti kopūstą, reikia žarnynui ląstelienos, bet tai, ko negauname valgydami nudažytą pomidorą, mes galime gauti kapsulės pavidale. Ir vienas iš pirmųjų klausimų žmonių, kurie pirmą kartą išgirsta apie Neolife maisto papildus, maistinės medžiagas, nu tai čia vis tiek vaistai, tai kiek čia tablečių man gerti? Tu pažiūrėk, sauja čia tų tablečių. Tai iš tų klausimų, tai kaip čia tai gali būti burokėlis, ta morka. Tada aš duodu pavyzdį su valerijonu. Vaistiniai sakau, kai tu perki valerijoną, tu perki šaknis, tau pasveria vaistiniai šaknų valerijono, ar tu perki tabletes arba lašiukus. Nu tai aišku, kas čia per klausimas, tai aišku tabletės arba lašiukus, kokios čia šaknis, ko tu mane laikai. Tai sakau, įsivaizduoji, jeigu farmacija iš valerijono šaknies pagamino tokią tabletę, tai iš morkos, morka irgi šaknis, tai irgi gali pagaminti tabletę arba kapsulę. Nu, kaip du